metų Lietuvos jojamųjų veislės žirgas, užaugintas Lietuvoje nuo Eržilo Šandor. Na, o šio žirgo savininkas ponas Andrius Petrovas. Ruošiasi Austėja Railaitė. Antroji, 7 ir 11 kliūtys krenta žemyn, taigi galutinis rezultatas 12 baudos taškų, sugaišta 65 ir 56 sekundės dalys. Į startą kviečiama Vilnietė Austėja Railaitė, žirgas Bachas. Jie atstovauja Vilniaus žirgyną. Na, o žirgas Bachas yra 7 metų Lietuvos jojamųjų veislės žirgas, užaugintas Lietuvoje nuo Eržilo Perlas. Šio žirgo savininkas Austėjos tėvelis ponas Almutis Raila. Ruošiasi Raimonda, toliau Sofija.